Na ką, chebryte, labą rytą. Seniai begirdėti, senai bedėjau video. Tai nusprendžiau šiandien, kad reikia pasukti vidosų. O vidosus reikia pasukti todėl, kad šią savaitę neturėsiu darbo čia vietoj po Kauno. Ir važiuosim visur. Tai turėtų galbūt būti visai įdomu, nes su konteineriu dar taip nevažinėjau nei karto po visur. Tai važiuosim, išbandysim tikrai tą konteinerių darbą. Dabar va, pasikrovęs turiu dar penktadienį konteinerį. Ir su to konteineriu lekiam į Klaipėdą, prisiduosim ir gausim kažkokių kitokių darbų. Nebus dabar jau, kad čia po vietą pirmin atgal pasisukioju. Keičiasi darbeliai šią savaitę. Tai va, kas čia dar naujo, nesugalvoju ką pasakyti. Va, turim 223 km nuliekti. Prisiduot. Ir kažką lyg ir sakė, vietoj po Klaipėdą pasivažinėsim, paskui dar kažkur turbūt jau išvažiuosim. Turbūt antradienį pasikraut link kažkur. Vienu žodžiu bus įdomiau. Tikrai darbą padirbsim. Turim čia mes po 7 biškį ryto. Ir spausim link Klaipėdos. Lemba, tiek laiko nekalbėjau į kamerą, tai nebesudėlioju normaliai žodžius. Pamiršau, kaip blevizgot pats su savim. Ai va, dar sporto klube eidamas ir mitybą pasireguliavęs 10 kg numečiau. Nu, turbūt matot biškį sukūdęs. Svėrėm 105, dabar sveriam 95, 94 kažkur. Tai kaip ir visai neblogai pavyko. Dabar per savaitę užsiauginsim mašinoj 3+. Tai va, ką čia dar papasakot. Net nežinau, ką dar papasakot. Vasarą planuojam su mašina porą kelionių. Tai gal iš ten irgi vidosų padaryti reikės. Turėtų galbūt visai neblogi. Tai ką, sugalvosiu ką papasakoti. Įsijungsiu kamerą ir užpasakosiu kas gero. O dabar spaudžiam gazą ir važiuojam į Klaipėdą, žiūrim kokių toliau darbų mums čia pasiūlys. 사실은 Focus on you lately.
Atlėkėm į aikštelę, atmynėm į Klaipėdą, sakė atvažiuot čia ir palaukt, kažką sugalvos, ką mes čia toliau dirbsim. Net nežinau, ką mes čia darysim dar. Bet tikėkimės, kažką sugalvos ir duos. Mūsų dar mašinų stovi visa krūva, netgi 3 dar. Tai va, reikaliukai pas mus tokie, kol kas nežinau, ką mes čia veiksim, ką darysim. Bet tikėkimės greitai sužinosim, ką veiksim, duos kažkokio darbo. Ir pasidarysim ir eisim ilsėtis. Sakė, gal dar bus šią savaitę grįšim ir į savo jau į Kauną. Gal kažkas išlys, bet kol kas nėra. Tai teks čia pasivalkiut. Tikėkimės greitai. Greitai galėsim grįžti atgal. Nes čia visą savaitę mašinoj kimarinti kažkaip nelabai norisi. Bet jeigu reikės, tai jau nieko nepadarysi. Taip jau būna kartais. Tai va, ką laukiu, kol parašys valdžia. O dar kai kas skambina. Ką parašys valdžia ir duosiu žinot. Va, hebrytė, lekiam krautis. Čia Klaipėdoj lekiam. Krausim, nespėju plastiko granulės. Tai judam dabar iki įmonės. Susižinosim, kaip ten kas. Ir bandysim pasikrauti. Nežinau, ar čia partemt reikės. Ar pastatyti, ar į uostą nuvežti. Nes savo priekabą dabar atsikabinau kitą su tuščiu konteineriu ir judu dabar pasikrauti. Netoli čia važiuoti. Tai lekiam link ten ir žiūrim, kaip ten mums sekas. Na va, atlėkim čia kitos kontoros, bet eilėjai važiuoti belė kokią. Ne belė kokią, 3 mašinas, viena jau įlėkė, dar viena priekį liko. Tai dabar laukiu, žiūriu, kas čia per sistemą ir bandysim aiškintis. Sunkvežimiam rodo čia parkingas. Tikėkimės. Sulysim visi, nes vietose ten matau kūdokai ir mašinų belekiek. Bet tikėkimės, viskas bus gerai ir čia prasisuksim greitai. Tik įdomu, kur po šito važiuosim. Įdomu, labai įdomu. Tai va, ką, gerai laukiam, aš kol įleis čia mus ir bandysim važiuoti. Nu va, kaip ir šiaip netaip radom. Daug maž įsiaiškinom, pasirodo, man to eilėj ten stovėti naktį jau čia net nereikėjo. Net galima taip važiuoti. Tai dabar atsistojom ant rampos jau. Davė. Kada krauti pradės, nežinau. Tokia lauko pavėsinė rampa padaryta. Ir iš lauko kraus. Bigais, kaip supratau.
Tai va, reikaliukų pas mus tiek dabar kol kas. Tokie darbai, biški naujos vietos. Nematytos, čia niekada nesu buvęs, šiaip jau daug kur labai Lietuvoje aš apvažinėjęs, bet čia nebuvęs, dar niekad nebuvau. Tai viskas nauja, niekas nežinoma. Tai biški buvo reikalų pasiaiškinti. Bet nieko, įsiaiškinom, susižinojom, pasisvėrėm, reikėjo pasisvert, dabar pakraus. Ir važiuosim toliau, tik nežinau, kur į uostą važiuosim, ar kažkur kitur. Net neįsivaizduoju, kas čia vyks. O karas atvažiuoja, tai gal jau papasakos, kaip čia kas bus. Ar ne pas mane jis netgi? Ai, ne pas mane, šiaip nulėkė kažkur. Na tai gerai, ką laukiam? Na va, pasikrovėm. Stovim čia ant kelio, laukiam, kol parašys, kur čia man važiuoja dabar. Su to kroviniu nežinau, ar čia į uostą, ar į aikštelę kažkur. Nieko kol kas nepasakė, koks čia planas. Ir kur čia man judėti ir važiuoti reikės. Kol kas nieko nežinau. Laukiu, kol parašys. Laukiu ir sužinojęs papasakosiu, kur lėksim. Na va, paskambinom. Visgi varom į uostą. Nusikelsim, 1,5 valandos tik pastovėjom, nei daug, nei mažai. Tai va, spaudžiam į uostą, nusikeliam kontikai, toliau vėl nežinau kas kaip, kur ant ko, tai ant ko lipsim. Judam. Rain, 우린 젖은 채로 stay 하루 종일 또 색다른 motive Hush, fame, 그 Grammy 너를 take 매일 갖고 싶어 너만 생각하면 높이 날아 I heard that you've been just searching for someone when you need me right now It's now or never, babe I just wanted you to see It's a natural desire Cause you need me right now With you I can feel it in my body With you Na va, Emrytė. Va. Važiuosime į uostą, pasimsim 20-tuką, nedidelį konteinerį ir lėksim į Šiaulius. Dabar dar reikia palaukti biškį kelias minutės, kad sulaukti laiko įvažiavimo. Pasikeičiam ir važiuosim į Šiaulius. Šiandien Šiauliuose nakvosim, rytoj vėl grįžtam ir vėl varom į Šiaulius. Pasivažinėsim kitur biškį, daugiau. Tai va, o ką dabar? Laukiu dar kelias minutės ir lekiam į uostą. Nu va, hebrytė, atvažiavam į uostą, susiradom kur nusikelt ir laukiam krano dabar. Prilėks kranas, nukels ir varysim dar priekabą pasikeist. Dar ne šiaip sau. Ai. Vėl suklydo mašinos priekabos numerius, reikia pasitaisyti, nes buvau užsirašęs, kas to pačia važiuosiu, dabar prireikė šitos priekabos. Pasikeisim, nusimsim, tada nulėksim, pasikeisim priekabą ir tada varysim vėl čia, pasimsim pilną
ir lėksim į Šiaulius tada. Žodžiu, vargo vakarienė biški. Bet nieko, ką padarysim. Nu ką, atvažiavom pasimti kontiką, stovim uoste, laukiam, kol kranas atvažiuos. Lemba, pasiklydau, prirašė čia man nesąmoningai visokių, kad 4 tipo vietą, pasirodo, kad 31, kas tas 4, iš vis čia nesuprasi, ką čia reiškia, ką čia prirašinėjo. Ir dabar laukiu, kol atvažiuos kranas, susimetam ir bandysim važiuoti. Dar pasėmiau trumputę priekabą mažą. Tai blemba, kaip keista važiuota, tokia trumpa maža. Tai visiškai palei užpakalį. Tai va, nieko gero pas mane. Klaidžioju dar pasiklydęs. Biški. Tai va, laukiu krano ir važiuosim link Šiaulių. Don't tell me your last name. You make me go insane. Non tu kamani na du jimote. I'm afraid you're seeing that mom get paid. Always running out of time. Yeah. Take it slow and make your mind up. I heard that you've been just searching for someone when you need me right now. It's now or never, babe. I just wanted you to see. It's natural desire, 'cause you need me right now, now, now. With you, I can feel it in my body. With you, I can feel it in my mind. Do a little extra, just tryna do more. Supernova with you, yeah. She knows I'm feeling. Do a little extra. Nothing to it, and I do a little extra, yeah. Do a little extra. Tell me what you need right now. I just want that. Do a little extra. Do a little extra. Tell me what you need right now. I just want that. Do a little extra. Do a little extra. She's the type who will get what she wants, doesn't hide.
va, hebrytė. Atvažiavom savo vietą kelionės. Ai, pavargau šiandien. Be 20 jau turim. Senai jau tiek bevažinėjau. Taip visą laiką po kelis kilometrus pralėkiau šiandien. Taip normaliai kilometrai sakau jau. Bet nieko, priprasim. Nors užpakalį skauda jau nuo sėdėjimo. Dar susipildyti kelionės lapus, kažką užvalgyti ir eit miegot. Viskas ir pasimatysim rytoj tik tai. Tai va tokia šiandien mano diena. Ką mes atvežėm pilną, pakrovėm, palikom priekabą, pasiėmėm kitą priekabą, užsikrovėm pilną konteinerį ir atlėkėm į Šiaulius. Rytoj mano planas, čia išsikraunu, nulėkiu į Klaipėdą, pasiimu vėl, nusikeliu tuščią konteinerį šitą, užsidedu pilną konteinerį, vėl atlėkiu čia, vėl išsikraunu, vėl grįžtu, uždedu konteinerį pilną ir tada atkabinu ir palieku. Ir kažką jau veiksiu turbūt su savo priekaba. Tai va, baigė šiandien mano važiavimas. Tokia diena ir ką, pasubscribinkit, palaikinkit, parašykit komentarą ir pasimatysim per kitą video, nes rytoj vėl turbūt filmuosiu, tai kiekvieną dieną įkelsiu po atskirą. Tai susimatysim per kitą video.